All right, let's see what he's got up his leg for it. Michael Jordan. Štai taip. A huge whip. Neįtikėtina. Po 3 bandymus, jeigu neklystu, kiekvienam ir tada išrinksim, kas geriausiai pasirodė. All right. Well, let's go to Nikolai Ivanko, a 24-year-old, 6-year veteran. Ką išdarinėjo Maiklas, mes jau matėme, o dabar pasižiūrėkime, kągi gali išdarinėti Nikolajus. Last year, he finished 3rd in the Polish FMX Championship. Lenkijoje jisai tapo pasaulio čempionu. Very, very talented. Labai talentingas vaikinas. They can hear you under the helmet. When they're right at the peak of their jump, everybody screams! Štai taip. Neblogai, tai tik tai pirmas šuolis. Aukštis čia turi didelį reikšmę. My goodness, what a way. He started her with a backflip. How's he going to beat that? Neįtikėtina, kaip jis tai išdarinėja, bet kiekvienas iš šių vaikinų nori, kad jam plotume daugiausiai. Taigi žiūrime, koks antras šuolis. Čia jau gerai, čia jau labai gerai ir man patinka. Labai įdomus triukas, kuris vadinasi mirtinas bučinys. A big kiss of death. They are like gymnasts. I mean, their tricks, they're getting full extension. Very, very good. Pabaigai jis paliko ko gero viską, ką daro geriausiai. Ar jūs tai matėte? Ladies and gentlemen, a beautiful job once again by Michael Jordan. Paplokite. Raudona spalva. Nikolai Jorgin. That was Nikolai Ivanko. And now, Vladimir Jordan. O dabar pasižiūrėkime į Vladimiro Jorgino pasirodymą. Jam 25 metai. He is the oldest one at 25 years old. Šiam vaikinui 25 ir jis yra tikras nutrūktgalvis. Jo pasirodymas bus itin ekstremalus. Vladimir is the first rider to ever do a black backflip in Russia. Žodžiu, nepakartojamas bičas ir žiūrim, ką jis išdarinėja. Let's see what he's got. Everybody make some noise! Neblogai, neblogai. A flip with one hand in the air. Jis ore atliko neįtikėtiną salto vartalę. Beautiful job, Vladimir Jordan. Wow. Ore atlikta mirties kilpa, o dabar antrasis jo šuolis. It's wild. It's crazy. Flex the X. This is Monster X. You betcha. Come on. Jeigu jums patinka, rodykit ženklą X šiam nutrūktgalviui. Irgi neblogai. Backflip with one foot. Na, Reindis vis komentuoja, ką mes matėme. Kokioj padėtį kojos, kokioj rankos ir kokį triuką jis atlieka. O dabar trečiasis šuolis. Ir jau apsispręskite, kas jums patiko labiausiai. Ir be jokios abejonės, kuo daugiau jūs palaikysite mūsų motokroso genijus, jie galbūt parodys dar kai ką neįtikėtino. Štai taip. Akimirka, kai buvo paleistas. Geležinis žirgas. A big rock solid by Vladimir. Ladies and gentlemen, before we vote, don't you think these guys are great?